Prezidentas Trumpas penktadienį Aliaskoje susitiks su karo nusikaltėliu Putinu. Žodžių trida, kurią kelias dienas taškėsi Trumpas, neleidžia suabejoti, kad jis sąmoningai ar ne dirba agresorės Rusijos, o ne jos užpultos Ukrainos naudai. Neveltui pasipylė dar viena antraščių banga apie istorinę Aliaskos pakto analogiją su Miuncheno sąmokslu, kai Britas Chamberlainas ir prancūzas Daladier su Hitleriu susitarė dėl amžinos taikos, leisdami Führeriui praryti Čekoslovakijos sudetus. Nepaisant to, kad Miuncheno padariniai buvo itin tragiški, mąstymas pagal analogiją ir paviršutiniškas ir pavojingas. Verčia manyti, kad taip visada buvo ir bus, nieko čia nepadarysi. Būtina pasakyti, kad galimas Trumpo Putino paktas Aliaskoje yra daug šlykštesnis už Miuncheną. Nepriklausomai nuo to, kaip būtų pasielgusi Britanija ir Prancūzija, Vokietijos armija buvo pasirengusi užimti Čekoslovakiją per kelias dienas. O štai Rusijos kariuomenė daugiau kaip pusketvirtų metų nesugeba užimti net dalies Donecko srities. Rusija to negali padaryti be Trumpo pagalbos ir Trumpas tą pagalbą Rusijos Hitleriui suteikė. O kad Ukraina nesispyriotų, viceprezidentas Vansas pareiškė, jog Amerika daugiau neberems Ukrainos. Todėl Miuncheno analogija čia netinka. Jei čia reikia istorinės analogijos, tai ją tenka sugalvoti. Įsivaizduokim, kad 1944 vasarą, prieš pat operaciją D-diena, prezidentas Rooseveltas ima paistyti apie Britanijos ir nacių Vokietijos apsikeitimą teritorijomis, pavyzdžiui, atiduodant Škotiją ir Velsą naciams, už ką nacijai visos Prancūzijos kontrolę pažada perleisti marionetiniai Vichy vyriausybei. Paskui Kanarų salose Rooseveltas susitinka su Hitleriu, kur draugiškai aptarė Didžiosios Britanijos kapituliaciją ir prekybos dylą tarp Amerikos ir nacių reicho. Anei Niurnbergo, anei holokausto pasmerkimo. Europa galiausiai atitenka Hitleriui, nes vokiečiai visus nugali, net Napoleoną galiausiai nugalėjo, kaip sakytų Trumpas. Putino pakvietimas į Amerikos žemę – tai karo nusikaltėlio Putino pergalė. Rooseveltas tokio posūkio po pusketvirtų metų karo su Hitleriu net susapnuoti negalėjo. Trumpas tai žada padaryti Aliaskoje poryt. Todėl Aliaskos suokalbio nė iš tolo negalima lyginti su Miunchenu. Chamberlainas ir Daladier pardavė Čekoslovakiją Hitleriui, nes buvo nepasiruošę karui su Hitleriu. Trumpas priešingai gelbsti Rusijos Hitlerį nuo žlugimo, išveda karo nusikaltėlį iš tarptautinės izoliacijos, sugrąžina Hitlerį Putiną ir jo mafiją į pasaulio sceną kaip teisėtą žaidėją. Netaip svarbu, dėl ko Putinas ir Trumpas susitars Aliaskoje. Kažkas virš cinizmo yra pats susitikimas Aliaskoje. Po pusketvirtų Rusijos agresijos metų, po nesuskaičiuojamų ruskių padarytų karo nusikaltimo, Führeris Putinas lyg niekur nieko atvyksta su vizitu į Ameriką įteisinti savo užkariavimu. Bet net ir Trumpas negali priversti Ukrainos kapituliuoti. Viską, ką Aliaskoje gali pasiekti Trumpas, tai amžiams prisikalti prie istorijos gėdos stulpo, užtemdydamas net ir Chamberlaino Daladier gėdą. Čia Rimvydas Valatka. Sportas.